Sveiki visi, brangus Propatria kanalo klausytojai. Šiandien ir vėl su jumis sveikinamės laidoje Už balos, kur aš, Vytautas Sinica Vilniuje, ir mano brangus kolega Povilas Žumbatis, JAV lietuvis, advokatas Čikagoje, aptarėme JAV, pasaulio ir kartais Lietuvos politikos reikalus. Sveiki, Povilai. Sveiks, Vytautai. Tikrai šiandien, o beje, kaip jau įpratome, reikia pasakyti, kada, taigi šiandien gruodžio 6 dieną aptarsime nemažai klausimų, nes nemažai dalykų vertų jūsų dėmesio įvyko visame pasaulyje ir pradėti norisi nuo klausimo, kuris gal ir jau daug kartų girdėtas ir Lietuvoje vis dažniau aptariamas, bet per daug nebus, nes gal net mes abu su Povilu sutarėme, kad tai yra vienas svarbiausių aktualijų apskritai nuolatinių visam vakarų pasauliu ir tai yra migracija, nelegali migracija. Visai nesenai įdomus dalykas įvyko rytų ir šiaurės Europoje, tai yra siena tarp Rusijos ir Suomijos buvo visiškai uždaryta Suomių iniciatyva, kovojant su dirbtinai kurstoma Rusijos migracija į šią šalį. Manau, Povilas plačiau papasakos, kas vyksta šituo klausimu ir JAV ir kaip tai įsipina į platesnės geopolitinio saugumo diskusijas. Vytautai, Suomijos paaiškinimas buvo labai aiškus. Būtent, kad Kinija, Rusija naudoja imigraciją kaip po užpuolimą krašto. Vietoj, kad armijos eina nelegalūs imigrantai. Ir užtat uždarė savo rubežį. Jie labai suprato, ką Rusija daro. Dabar, kas vyksta Amerikoje, Lietuvoje nekreipia dėmesį, bet galite įsivaizduoti. Dabar vakar paskelbė, kad vėl vidurkis neteisėtų turistų, tai yra neteisėtų imigrantų į Ameriką per Meksikos rubežį per dieną yra virš 8 000. Gerai, įsivaizduokit, dabar jau per Bideno administraciją įėjo virš 8 milijonai. Ir kas ten būna? Įeina per sieną, Amerikos saugumas, tai nesaugumas, bet rubežiaus sargyba sustabdo, jiem duoda popieriuką, kad jie kada nors ateitų į imigracijos teismą ir paleidžia. Po to valdžia parūpina kelionę, kurie nori važiuoti daugiau ir mažiau, parūpina pragyvenimą, duoda pinigų, maistą, sveikatą, mokslą, viską. O imigracijos teismai, jeigu nueis į teismą, dauguma neateina į teismą, bet jeigu nueitų, gali trukti kelis metus. Tai yra praktiškai Amerika dabar yra užpulta iš pietų. Ir čia yra, kas įeina. Vakar davė dalį statistikos. Per šios metus yra įėję 12 000 rusų vyrų. Daugiausiai karo amžiaus vyrai per tą rubežį. Apie 30 000 kiniečių, dauguma vyrų, kur tiptų kariuomeniai. 1,5 tūkstančio iš Irano, iš Kubos, iš Haiti, iš visų Pietų Amerikos, iš viso iš 120 kraštų. Nieks jų netikrina sveikatos, nieks netikrina jų praeities, nieks netikrina, ar jie yra kriminaliniai nusikaltėliai. Yra teroristų sąrašas ir pagal tą sąrašą apie 200 buvo pagauti prie sienų teroristai, žinomi teroristai, kur bandė įeiti. Virš milijono įėjo, kur pabėgo ir nieks nežino, kas jie yra ir kur jie dingo. Tai dabar, kai respublikonai kelia tą klausimą, demokratai per 2020 rinkimus per kampaniją sakė, kad jie yra už open borders, kad nereikia turėti rubežių praktiškai. Ir dabar tai yra Bideno politika. Amerika nebeturi rubežiaus. Kas nori, tas įeina nelegaliai. Jeigu norit legaliai, tai yra ilga, sunki procedūra. Bet jeigu norit nelegaliai, bus lengviau ir amerikonai taip pat padėsim. Yra didžiausia nesąmonė. Dabar, kodėl tas klausimas yra aktualus Lietuvai? Lietuva rūpinas, kad Amerika gali nutraukti pagalbą Ukrainai. Dabar klausimas yra biudžeto, kiek pinigų skirti Ukrainai.
Respublikonai sako, mums reikia ginti savo kraštą. Yra užpultas kraštas. 8 milijonai nelegalių dingo Amerikoje. Nežinom, kur jie yra. Visi miestai yra apkrauti tais imigrantais. Yra didžiausia betvarkė, kriminaliniai nusikaltimai kyla, narkotikai kyla, moterų pardavinėjimas kyla, vaikų pardavinėjimas kyla, yra masinė problema. Tai jeigu mes nesutvarkom savo rubežiaus, kodėl mums rūpintis apie Ukrainos rubežį? Tai čia yra logiškas klausimas. Jie nėra prieš Ukrainą, jie nori padėti Ukrainai, bet sako, pirmiausiai mes turim padėti Amerikai. Tai ta nesąmonė, kas dedas dabar Meksikos rubežį, liečia tiesioginiai Europą ir saugumą Lietuvai. Užtat tas klausimas yra svarbus. Povilai, amžinas klausimas man yra, ar tai nėra dirbtinis priešpastatymas? Kitaip sakant, ar yra įmanoma teoriškai arba praktiškai, kad pinigai neiškeliavę Ukrainai arba ten, tarkime, Izraeliui, ką dar JAV remia, nukeliautų sienai? Juk tai yra, kaip čia pasakius, politinė valia akivaizdi demokratų, kurie dabar valdo, kad pinigai sienos apsaugai vis tiek nekeliaus. Kaip ir, pavyzdžiui, nusikalstamumui miestuose spręsti, nekeliaus, narkotikų problemai spręsti, nekeliaus. Jie, net jeigu nebus skirti Ukrainai, jie nenukeliaus ten, kur reikia ir nebus panaudoti teisingai. Aš taip žiūriu. Ir tada aš nežinau, ką jie tikisi laimėti točiu pasakymu. Manai, viską demokratai sprendžia pinigais. Nesvarbu, kokia problema yra, sako, mums reikia daugiau pinigų. Ne 100 milijardų, reikia trilijonais. Climate change, 2 trilijonai dolerių. Lyties pakeitimams 100 milijonų dolerių. Viską galim išspręsti, tik reikia pinigų. Iš kur tos pinigus gauna? Pakelia mokesčius. Ne? Dabar respublikonai sako, mums pinigų nereikia rubežių uždaryti. Mums tik reikia laikytis įstatymo. Būtent, kad negali žmonės nelegaliai įeiti į kraštą. O dabar Amerikos rubežiaus policija nestabdo. Padeda žmonėm įeiti nelegaliai. Nesilaiko įstatymo. Jeigu laikytųsi įstatymą pagal tarptautinę teisę, jeigu žmogus siekia pabėgėlio teisės, jis privalo tą prašyti pirmam krašte, kur pereina iš savo krašto. Pirmas kraštas nėra Amerika. Būtų Pietų Amerikos kraštai, jų tarpe ir Meksika. Tai čia yra pagal įstatymą. Jau. Čia ne iš Meksikos bėga, čia bėga iš kitų kraštų viso pasaulio. Pagal tarptautinę teisę tu neturi teisės pasirinkti bet kokį kraštą ir sakyti, va, mane persekioja, aš noriu savo teisių ir aš pasirinksiu pasaulinį kraštą. Taip nėra. Pagal tą teisę turi būti pirmas kraštas, į kurį įvažiuoji, sakai, mano kraštas mane persekioja ir turi įrodyti tą persekiojimą. Trump buvo įvedęs tvarką pagal įstatymą. Jeigu nori įeiti į Ameriką ir sakyti, esi skriaudžiama savo krašto, pasilik Meksikoje ir įrodyk, kad tu turi privilegiją įeiti į Ameriką. Tada tave įleisi. Ir žmonės būdavo Meksikoje ir laukdavo, bandydavo įrodyti, kai įeiti. Ir buvo tvarka. Bidenas sakė, no, mes įleisim ir kai jie bus Amerikoje, jie galės tada įrodyti. Tai dabar kiekvienas tas neteisėtas imigrantas sako, aš reikalauju savo tarptautinės teisės. Mane persekioja namuose. Nieko neįrodo, nieko nesako ir juos įleidžia. Čia ne pinigų klausimas. Būtent, aš tą ir galvoju, tai ne tiek pinigų klausimas, tiek įstatymų laikymosi. Labai panašiai kaip Suomiai argumentavo savo sienos uždarimą prieš dabar jau 2,5 metų Lietuva argumentavo savo sienos su Baltarusija uždarimą, nes vyko lygiai tas pats, Baltarusijos režimas organizavo skrydžius čarterinius iš Azijos musulmoniškų šalių
į Baltarusiją, tada autobusais vežė prie Lietuvos sienos, paleisdavo miškuose, žmonės ėjo pro čia išsvajotą Vokietiją dažniausiai, tikėdamiesi taip pasiekti europinę gerovę. Lietuva uždarė tą sieną ir mes turėjom iš tikrųjų iššūkių, kai reikėjo sukurti tam tikrus pajėgumus ir fizinės kliūtis tą sieną kirsti. Lietuva buvo visiškai nepasiruošusi, tai to buvo, bet vis tiek pagrindinis klausimas buvo politinės valios. Ir aš tiesiog noriu pasakyti, kad ką Suomija argumentuoja, tai ne jie pirmi, ir mes, ir Lenkai tą darė, anksčiau tą darė Vengrai, gan keista, nes šiaip jau nėra esminio skirtumo, turbūt galima sakyti iš principo, jog kai iš Sirijos, iš to karo, irgi sakyčiau, pakankamai dirbtinai kurstomo karo masiškai traukia žmonės, nebūtų sunku atsekti Rusijos pastangų tuos migrantų srautus į Europą sukurti iš Sirijos. Ir kai žmonės iš ten arba iš panašių šalių atvyksta į Pietų Europos šalis, Pietų Europos šalis, įskaitant ir jų dešiniuosius, nedrįsta pasakyti, kad čia va taip vyksta ir kad čia yra iš esmės nacionalinio saugumo klausimas ir ne tiek sienos, o tiek karo, hibridinio karo veiksmai. Šito aš iš jų negirdžiu. Aš manyčiau, kad yra aišku, kad čia yra Kinijos ir Rusijos planas sugriauti vakarų valstybės ir jų suverenitetą. Ir pastebėti, baigiant tą temą, gal reikia pastebėti, kad nieks nebando įbėgti į Rusiją, nieks nebando įbėgti į Iraną, nieks nebando įbėgti į Šiaurę Koreją ir nieks nebando įbėgti į Kiniją. Iš tiesų taip, nieks nebando tą padaryti. Jeigu baigiam apie migraciją, tada aš norėčiau pajudėti šiek tiek iš JAV problemų lauko į, tiesą sakant, irgi JAV problemų, bet jau kitose pasaulio dalyse. Raudonojoje jūroje įvyko, turbūt tiktų sakyti, susidūrimas su teroristais ir vėlgi Lietuvos žiniasklaidoje to nelabai matėme. Atkreipkite dėmesį, Povilai, kas ten atsitiko? Amerikos laivyno vienas laivas buvo užpultas drone ir 3 privatus civiliniai laivai buvo užpulti raketom ir drones. Tie 3 laivai, tarp kitko, savininkai buvo žydai iš Izraelio ir aiškus puolimas buvo Huti teroristų, kurie yra finansuojami 100% Irano. Dabar amerikonų laivas nušovė tas drones, bent porą iš jų, ir nebuvo sužeistas, nieko neatsitiko laivui. Bet yra Huti teroristai sakė toliau tęsti puolimus prieš laivus, tol, kol Izraelis kovos prieš palestiniečius. Ir čia, atsiminkit, čia yra Irano ranka. Kas įdomu yra, kad Huti teroristai buvo paskelbti teroristai Trump administracijos metu, kadangi jie aiškiai veikia panašiai kaip kiti teroristai artimuose rytuose. Kai Bidenas tapo prezidentas, jis tuoj pat nuėmė tą klasifikaciją. Ir sakė, Huti teroristai nėra teroristai, kadangi jis norėjo įtikti Iranui. Ir kas gavosi, dabar Iranas finansuoja juos, jie puola amerikonus, amerikonai net negali sakyti, kad tie žmonės yra teroristai. Čia tokia yra politika bandyti tikti Iranui. Irano teroristai veikia prieš Izraelį, veikia prieš Sadis, veikia Sirijoje, veikia Irake, visose artimuose rytuose kraštuose. Ir kadangi Bidenas visais būdais bando įtikti Iranui, dabar matom rezultatus. Drįstu judėti prie kito klausimo. Ir šitą spėjau pastebėti ir lietuviškoje žiniasklaidoje. Venesuela brandina naują židinį konflikto pasaulyje ir turiu pripažinti, kad nesitikėjau, tarsi atrodo stebim tuos galimus konflikto židinius, bet čia nelaukiau. Venesuela surengė referendumą, kuriame savo piliečių paklausė, ar nereikėtų okupuoti dalies Gajanos. Ir žinia, Venesuela yra Rusijos sąjungininkai ir čia vėl sunku neįžvelgti, reiktų būti aklam, kad neįžvelgti tam tikro koordinuoto veikimo,
kurti tuos konflikto židinius. Ar galit plačiau pakomentuoti, kas vyksta ten ir ar jums atrodo realus toks veikimas, o ne tik kalbos? Venezuela yra vadovaujama komunisto diktatorius ir kaip komunistas jis daro tą patį, ką kiti komunistai daro. Bando plėstis į savo kaiminystės. Tai kaip daro Putinas, taip daro Venezuelos diktatorius, tą patį daro Kinija. Tas referendumas teoretiškai, visi balsavimai Venezuelai paskutinius 20 metų yra falsifikuoti, kadangi visi laimi, opozicija neturi šanso. Jie gyrėsi, kad daug žmonių balsavo, bet tarptautinė žiniasklaida nuėjo į balsavimą ir matė, kad tuščia, nebuvo žmonių. Tikslas yra užimti teritoriją, kur Venezuela reikalauja pačią svarbiausią gana teritoriją, kur yra naftos ir aukso kasyklos. Yra turtinga dalis krašto. Venezuela argumentuoja, kad kai buvo Anglų teritorija, anglai neteisingai padarė rubežius. Tai dabar komunistai Venezuelos atitaisys tą. Vėl grįžtam prie Bideno. Trump buvo uždėjęs sankcijas prieš Venezuelą, kadangi jie diskriminuoja prie savo piliečius, persekiojo katalikų bažnyčią ir kitus. Buvo uždėti griežtos sankcijos. Venezuela remia Kiniją, Iranas ir Rusija. Tipiškai mūsų draugai, ne? Bidenas atleido dabar tos sanctions, kadangi komunistai pažadėjo, kad jie ateityje turės tikrus, gerus, sąžiningus rinkimus. Ir to užteko Bidenui ir dabar Amerikos valdžia toliau darys biznis su Venezuela, lyg jie būtų demokratinis kraštas. Čia yra vėl Bideno pasaulėžiūros reiškinys. Bet ten aplinkui yra bendrai visoje Pietų Amerikoje ir Centrinėje Amerikoje dabar praktiškai yra beveik visur perimta komunistų, išskyrus gal Argentiną ir tą genį. Nikaragoje, daleiskim, praeitą savaitę suareštavo kataliką kardinolą, uždarė katalikiškus universitetus, persekiojo katalikus ir demokratus. Visur tenais vyksta komunistinė veikla, visur remia kas? Kinija, Rusija ir Iranas. Didžioji trijulė. Ja. Nėra būdo kažkaip per aplinkui pasakyti, sakykime, tiesiai, sulaukęs 100 metų mirė Kissingeris. Viena ryškiausių ir viena kontroversiškiausių 20 amžiaus tarptautinių santykių ir geopolitikos figūrų. Ar galėtumėt kaip nors apibendrinti, pakomentuoti jo palikimą mūsų pasauliui? Aš manau, kad mes galėtumėm kelias valandas paleisti jo. Bet negalim. Jo biografija yra įdomi. Nors jis 8 metus tarnavo valdžioj, Nixono ir Fordo laikais, jo įtaka buvo iki šios dienos. Net šiemet, kai jis buvo jau 100 metų, jis nuvažiavo į Kiniją susitiksi su Či. Kinija skaito jį vieną iš geriausių draugų vakaruose. Nuo to, kai su Nixonu atidarė Kiniją vakarams. Komunistų Kinija iki to yra jam dėkinga, kadangi jam išėjo milžinišką naudą. Bendrai, labai trumpai pasakius, jam rūpėjo realpolitik, jam rūpėjo strateginės, tarptautinės pasiekmes, ryšiai. Jam nerūpėjo tiek humanitariniai klausimai, jam nerūpėjo žmogaus teisės. Jam, daleiskim, Kinijoje nerūpėjo, kad yra koncentracijos stovyklos, vergyja, kad jie yra užėmę Tibetą ir bando užimti Taivaną. Jiem tie dalykai nerūpėjo. Jis ėjo virš to ir jis kalbėjo, žiūrėjo į rubežių, žiūrėjo į ateitį ir panašiai, žmogaus teisės. Ir baigiant gal komentuoti, reikia atsiminti, net kai jis buvo Nixono patarėjas, tais laikais Simas Kudirka bandė pabėgti iš sovietų laivo ir jį grąžino atgal rusam. Ir tas buvo Nixono administracijos didžiausia nuodėmė, už kurią Kissingeris, tarp kitko, atsiprašė
kai ruošė dokumentinę filmą Giedrė Zickytė, kas man buvo absoliučiai surprizas, kai sutiko kalbėti. Bet jis atsiprašė, kad buvo klaida. Bet praktiškai reikia pažinti, kad jam tokie dalykai, kai žmogaus teisės, ir šiuo atveju net Simo Kudirkos teisės, nerūpėjo, kadangi jam rūpėjo nekiršyti Sovietų Sąjungą. Turbūt tiktų pasakyti, kad jam rūpėjo stabilumas pasaulyje kaip vertybė savaime. Lietuviškai yra išleista vienintelė turbūt jo knyga, jeigu dabar nieko nepamirštų, Diplomatija, studija apie moderniųjų amžių laikų vakarų pasaulio diplomatiją. Ir, įspūdingas šiuo metu sunkiai prieinamas leidinys, kurį ir turiu ir teko skaityti ir kitiems rekomenduoju. Ne dėl to, kad tai, kas čia Povilo pasakyta, būtų maža problema, bet dėl to, kad autorius suteikia platų akiratį temoje, kurią analizuoja, nepaisant to, kaip pats elgėsi. Nors tiesą sakant, pabaigai pridursiu, taip kaip žiūri akademiškai į tarptautinius santykius, taip pat ir pats praktikoje elgėsi. Ir dar baigiant tą temą labai trumpai, reikia pažymėti jo amžių. Ir Bidenas, tarp kitko, yra pasakęs, kai jis yra pasimetęs, ir jis sakė, su amžium jis tapo geresnis, gudresnis ir daugiau išmano. Ir yra senas posakis, sako, išmintis atkeliauja su amžium, bet kartais amžius atkeliauja vienas. Tai yra skirtumas tarp Kissinger ir Biden. Tiesa. Pabaigai, ko gero, aš turiu klausimą, kurį jūs man pats davėte užuominą, kad reiktų užduoti, todėl aš užduosiu. Povilai, kas ten atsitiko su Trinity College? Aš nieko apie tai nežinau, nieko negirdėjau ir jūs sakėt, kad čia bus įdomu. Įdomu tame, kad Trinity College, tiem, kurie nežino apie Trinity College, yra 525 metų ar kiek universitetas, įsteigtas Elizabeth I. Senais laikais Airijoje ji norėjo įsteigti kolegiją, kur būtų panašiai į Oxford. Tai yra skaitosi geriausias universitetas Airijoje, nors vadinasi College, ir vienas iš geriausių Europoje. Dabar prieš porą savaičių lietuvaitė ir estė studentės pastebėjo, kad vidury salių tenais iškilmingoje vietoje kaba sovietinė vėliava. Buvo yra stipri sąjunga, socialistų, marksistų sąjunga universitete ir jie giriasi, Sovietų sąjunga jam yra idealas. Tai viena studentė, Daniela, ir jos estė draugė kreipėsi į universiteto žurnalistiką, jų laikraštį, ir jie padarė rimtą studiją su intervius ir panašiai ir iškėlė klausimą, ar turėtų sovietų vėliava kabėti vidury universiteto Airijoje. Ir iškilo rimti klausimai, kas ta Sovietų sąjunga, kas tas komunizmas, ką komunizmas reiškia ir panašiai. Studentų žurnalistai kreipėsi į Ukrainos ambasadorių ir kreipėsi į Lietuvos ambasadorių Marijų Gudiną ir jie puikiai pasisakė, ypatingai Gudinas. Po to universitetas, kaip tikras žurnalistika praktikuojantis, pristatė visą pasisakymą ukrainiečių ambasadoriaus, visą pasisakymą Lietuvos ambasadoriaus ir pasisakymą komunistų atstovų universitete. Taip, kad yra pilnai pristatytas argumentas. Kodėl aš turėjau tą dalyką iškelti, Vytautai? Visą tą dalyką kontroversiją iškėlė ir pozityviai parodė universitetui, kas yra komunizmas. Iškėlė lietuvaitė, kuri ten studijuoja. Yra Marijaus Gudino ambasadoriaus ir Gintarijos dukra, puiki studentė, jie gražiai auklėja savo šeimą, yra 100% lietuvė patriotė, iškėlė klausimą, ką reiškia tarptautinis komunizmas.
Ir man primena, Vytautai, tuos laikus, kai mes kabutėse kovojom už Lietuvos nepriklausomybę. Mes panašiai bandydavome eiti į Amerikos žiniasklaidą, į universitetus, visur, kur galėjom prieiti pas politikus, diplomatus ir panašiai, paaiškinti, kas tas yra komunizmas ir kiek Lietuva nukentėjo ir kodėl Lietuvai reikėjo nepriklausomybės. Ir čia yra pavyzdys, ką gali jaunimas šiandieną, kur studijuoja Europoje, Amerikoje, Azijoje, lietuvaičiai, kaip jie galėtų iškelti Lietuvos klausimus. Čia puikus pavyzdys ir čia yra gera, graži Gudynų šeimos darbas. Iš tikrųjų labai įdomi istorija ir negirdėta man ir manau, kad taip pat ir Propatrijos klausytojams. Mes tiek greitai, bet aptarėme visas planuotas temas. Ir jeigu Povilas nenori pridurti nieko kito, tai aš manau, kad galėsime tarti sudie šį kartą ir pažadėti, kad šiais metais dar susitiksime vieną sykį, apžvelgti jų ar pasirinkę kokią kitą svarbesnę temą. Aš noriu priminti, kad visi, kas laikote tai esant prasminga mūsų laidas ir ne tik jas apskritai veiklą, galite prenumeruoti mūsų kanalą YouTube platformoje ir remti mūsų laidas Contribui platformoje. O tuo tarpu dėkoju Povilui už skirtą laiką ir įžvalgas ir tariu sudie.